Labadiena! Eilinė miško naujienų laida. Labai įdomi medžiaga turime. 4 tokie įdomi video įrašai. Ir pradėsime nuo vilkų Lenkijoje. Lenkijos Facebooko grupė Fotopulapki ir ten kažkas dar, negaliu teisingai pasakyti lenkiškai. Tikrai įdomi grupė, kur daug medžiotojų siunčia savo medžiagą. Ir prieš kokį laiką buvo video įrašas su vilkais, kas medžioja šernus. Tikrai galima matyti, kad sufilmuota yra gyvūnų viliojimo vietoje, viskas yra gerai, kažkur miške. Ir žinoma yra, kad Lenkijoje yra daug vilkų, tikrai daug. Oficialiai 2,5 tūkstančiai, bet Lenkijos medžiotojai sako, kad tie skaičiai yra 3 mažesni nei tikrąją vilkų populiaciją, bet gerai, tai yra Lenkijos dalykas. Lenkai turi dabar atsakingos už medžioklę ministerijos vadovą veganą ir tai viską yra pasakyta, bet apie vilkus. Grįžtam prie vilkų, nuo veganų prie vilkų. Vilkai gyvūnų viliojimo vietoje sutikoje, kažkur surado, pajuto, užuodė šernų bandą. Ir šernai atėjo tikrai su savo jaunikliais, pamaitintis, ramiai galvoja, bus geras vakaras, toks vakarėlis maitinimo vietoje, bet vilkai atėjo ir viskas vyko, kai gamtoje vyksta. Keletą vilkų tykoje, bet galima sakyti, kaip varyminėje medžioklėje bandė varyti ir sugauti šernus. Ir aišku, ką jiems pavyko sugauti, tai pačius silpnesnius, pačius mažesnius gyvūnėlius, tai aišku yra jaunikliai. Ir ten vienas spruko, o kitas ne, kitam nepavyko ir vilkas jį sugavo ir galima matyti, koks didelis yra tas plėšrūnas ir kaip lengvai jam yra tą šerniuką nešti. Suprantate, jis pagavo tą jauniklį ir nunešė. Kitas video įrašas su vilkais yra iš Lietuvos. Šalčininkų rajone sufilmuota vilkų nedidelė gauja einanti keliu. Sufilmavęs medžiagą autorius pasakojo, kad nėra vilkų tiek daug Šalčininkų rajone, nėra ir pranešimų apie kažkokią žalą arba dažnus susitikimus su šiais plėšrūnais arba išpuolius prieš medžioklinius šunis ar gyvūnus. Ir dabar sufilmuoti vilkai labai gerai. Rajonas galbūt aptiko naują vilkų bandą arba jaunimas išaugo. Galima sakyti, kad tai reiškia, kad vilkų populiacija plečiasi, jų daugėja ir jie užima vis naujas teritorijas. Jeigu prieš to nebuvo jokių pranešimų arba daug informacijos apie vilkų pastebėjimų rajone ir dabar atsirado, tai galima sakyti, Šalčininkų rajone yra vilkai. Tikrai gražus video, arti sufilmuoti gyvūnai ir, kaip sako vilkų medžioklės specialistai, tai šie plėšrūnai labai mėgsta eiti keliais, todėl kad jie kaip žmonės irgi renkasi lengvesnį kelią ir kodėl eiti per krūmyną, jeigu galima per kelią naktį keliauti ir toliau ir greičiau nueiti, surasti galbūt irgi kitų gyvūnų pėdsakus, nes visiems gyvūnams patinka eiti keliais ir mes gerai labai žinomi medžiotojai, galime visada matyti pėdsakų ir pagal pėdsakus irgi nustatyti, kokie gyvūnai yra plotuose ir keliuose. Labai dažnai mes matome tuos pėdsakus. Ir vilkai irgi eina, ieško šviežų pėdsakų, šviežų kvapo ir galimybę kažką sumedžioti. Tai va, iš Šalčininkų rajono toks geras video įrašas. Tikrai ačiū, labai nuostabu yra arti matyti vilkus ir suprasti, kaip jie atrodo, priprasti prie tos išvaizdos, kad paskui galėtų irgi nesumaišyti su šunimis kažkur miške galbūt ir suprasti, kaip elgtis. Tai jeigu susitiksite vilką, galima sakyti, kad nėra daug ko bijoti, jeigu jūs esate be šuns, nes vilkai Lietuvoje yra medžiojami ir šalyse, kur vilkai yra medžiojami, jie turi natūraliai baimę žmogui.
Jie nenori artintis žmogų ir tik jeigu jūs turite šunį, jie gali kažkaip susidomėti jumis arba jūsų šunimi, bandyti ją pagauti, jeigu šuo yra palaidus kažkur miške, bet dažniau tai atsitinka rujos metu, tai žiemos periodu ir arti vilkų guolio, kur ta ruja vyksta. Tokios yra išvados iš paskutinių metų statistikos Baltijos šalyse ir Skandinavijoje. Kaip žinoma, Skandinavijoje labai dažnai yra, pavyzdžiui, Suomijoje apie 50 medžioklinių šunų yra, kaip sakyti, nugaišę dėl vilkų išpuolių medžioklės metu. Ir palyginant visus atvejus, vietas, informaciją apie vilkų buvimą ir gyvenimo vietas, yra padaryta tokia išvada, kad dažniau tai atsitinka šalia vilkų guolio ir rujos periodu. Tai va, toks irgi įdomus video įrašas su vilkais ir, ką galima sakyti, labai gerai, kad mes turim miškų kamerų ir galim turėti tokią žvilgsnį į gamtą tuo laikotarpiu, kada žmonių miške nėra ir tikrai labai įdomu, man labai patinka tokie video įrašai. Dabar kalbėsime apie stirnas. Yra ir plėšrūnus irgi, stirnas ir plėšrūnus. Estijoje pavyko sufilmuoti žmogui video įrašą, labai arti, galima sakyti, kaip lūšis bando nugaišinti ką tik pagautą stirną. Turbūt nepavyko pati medžioklės momentą sufilmuoti, pavyko sufilmuoti tik tos lūšies pastangas kažkaip susidėlioti su tą gyvūną. Ir kas yra įdomu, kad labai arti žmogaus. Kodėl? Todėl, kad, kaip aš jau ką tik minėjau, šalyse, kur plėšrūnai yra medžiojami, jie turi natūraliai baimę žmogui, o kur nemedžiojami, arba tas rūšis, kurios nemedžiojamas, baimės neturi. Todėl lūšis visoje Baltijoje, ir Skandinavijoje nebijo žmogaus. Gali ateiti į namus, į kiemą, yra tokie atvejai ir Lietuvoje, kur lūšis vaikšto aplink namų šviesiųjų paros metu. Daug yra pastebėjimų kažkur kaimo teritorijose, net ir miestuose. Buvo tokia informacija irgi iš miestų, kad yra lūšis atėję, tai yra jaunikliai, kas ieško jaunos teritorijos naujos, arba sužeisti, arba kažkas kitas atsitiko, bet ką tai įrodo? Tai įrodo ne tik, kad lūšis neturi baimės žmogui, bet ir tai, kad populiacija auga, jo daugėja. Ir vienas iš įrodymų, kad lūšių populiacija auga, yra tai, kad jos dažnai patenka į eismo įvykius. Yra nuotraukos, yra ataskaitos, kur lūšis yra nugaišusios arba sužalotas eismo įvykiuose. Mašina partrenkia, gyvūnas yra nelabai didelis ir gali pakenkti labai tokius didelis žaizdas ir net mirti susidūrus su automobiliu. Ir yra video įrašai su surastomis lūšimis, yra informacija iš Lietuvos laukinių gyvūnų globos centro apie statistiką kokią, kiek gyvūnų patenka į šitą įstaigą, kiek sulaukė pagalbą ir buvo grąžinta į gamtą. Galima paskaityti mūsų portalį, yra straipsnis apie laukinių gyvūnų globos centro pastangas praeitais metais, kiek gyvūnų yra išgelbėta, kiek lūšių yra išgelbėta. Labai įdomu ir tikrai ačiū už tokį darbą ir noriu pasakyti, kad kaimynų šalyje Latvijoje ir, man atrodo, Estijoje irgi nėra tokio centro. Ir pavyzdys yra tikrai labai geras, labai teisingas, nes pagrindinis tikslas yra ne tik išsaugoti gyvūno gyvybę ir padėti jam išgydyti žaizdas, bet irgi reintrodukuoti į gamtą. Ir todėl laukinių gyvūnų globos centre yra daug voljerų, daug tokių vietų, kur gyvūnai gali gyventi be kontaktų su žmogu. Ir tai reiškia, kad jie nepripranta, nesusiję maistą
su žmogumi ir paskui galės normaliai grįžti į gamtą ir nebus grėsmė, kad jie kažkaip artinsis žmogų gyvenamųjų namų, ieškoti maisto, todėl kad yra prijaukinti. Ne, jie nėra prijaukinti ir tikrai ačiū laukinių gyvūnų globos centrui už pastangas ir už jų tikrai gerą darbą. Ir dar vienas pranešimas iš Lietuvos. Video įrašas yra paskelbtas irgi Facebook'e, kur mes visi randame tos video įrašus ir matome reelus, tai Facebook'as. Kažkur žiemos periodu turbūt kažkas prijaukino stirną. Arba galbūt tai yra jauna stirna, kas nebijo žmogaus. Ar galbūt ji buvo tokia nusilpnusi, kad reikėjo pamaitinti. Situacija neaiški, kodėl taip yra, bet galima sakyti, kad pakankamai daug tokių video įrašų, kur žmonės maitina stirnas, arba glosto jos, arba kažką kitą daro. Ir kodėl aš apie šitą video paminėjau? Aišku, žiema buvo ilga ir labai sudėtinga ir gyvūnams reikėjo tos pagalbos, bet kas yra svarbu? Svarbu yra prisiminti nejaukinti laukinius gyvūnus. Kodėl? Aišku, tai yra toks pritraukimas, galima sakyti, žmonėms įdomu prijaukinti tą gyvūną, tai yra normalu. Aš galvoju, kad tai yra žmogaus instinktas prijaukinti laukinį gyvūną, kad paskui galėtų ją panaudoti. Tokiu pačiu būdu turbūt buvo prijaukinti šuns protėvai, viskas yra normalu. Bet reikia atsiminti, kad toks gyvūnas prijaukintas, jis paskui visada eis arčiau žmogų. Arčiau namų, arčiau palaidų šunų, arčiau kelių, kur yra mašinos. Ir toks prijaukinimas reiškia grėsmė pačiam gyvūnui. Jeigu mes tikrai mylim gamtą, jeigu mes turim pagarbą gamtai, tai reikia atsiminti, nereikia jaukinti, nereikia liesti, nereikia nešti namo. Gyvūnai turi gyventi gamtoje savo gyvenimu. Reikia suprasti gamtos procesus ir nekištis į jų. Tikrai yra labai svarbu. Aišku, žiema buvo sunki, bet valgyti ir ėsti reikia visiems, ir plėšrūnams reikia ėsti. Ir jeigu stirnos nugaišo, o jos nugaišo, todėl kad buvo sniego pluta labai stori ir jiems buvo sunku judėti ir pabėgti nuo plėšrūnų, sunku surasti maistą, tikrai sumažinta yra stirnų populiacija per šitą žiemą, bet tai yra normalu, tai reiškia, kad plėšrūnams bus daugiau ką ėsti ir paskui populiacija galės atsistatyti. Dabar mes galim galvoti apie druskos stulpus, apie galbūt medžioklės spaudimo mažinimą, nemedžioti patelės, kad galėtų greičiau atsistatyti tą populiaciją, daugiau medžioti mažus plėšrūnus. Dabar yra teisingas laikas medžioti lapes, nes paskui, kada stirnoms atsiras palikoniai, kad jas pagimdys savo palikonius, lapės yra tie plėšrūnai, kas ės tuos palikonius. Jau daug kartų esu sakusi, kad pagal tyrimus apie 70% nugaišusių jauniklių stirnų yra lapių sąskaitoje. Tai reiškia, kad lapė yra pati didžiausia grėsmė stirnų mažyliams ir jeigu mes norim stirnų populiaciją atsistatyti, tai reikia daugiau medžioti lapės. Ir ką noriu pasakyti. Labai ačiū, kad žiūrėjote, labai ačiū, kad esate kartu su mumis, pasidalinkite video įrašumi, kad daugiau žmonių matytų ir suprastų ir gilintųsi gamtos procesus ir prenumeruokite žurnalą Medžioklė. Ačiū visiems, kas esate kartu su mumis, nes jūsų pagalba mums yra labai reikalinga, jūsų palaikymas mums yra labai reikalingas ir tada mes galėsim ir toliau kurti įdomų medžiagų. Va taip, ačiū, pasidalinkite nuorodą ir Medžioklė valio.